Šiuo metu Utenoje vyksta vienos didžiausių maisto banko pratybų. Mes čia turime apie 100 darbuotojų ir turėsime dar 800 paramos gavėjų. Simuliuojama, kad yra iš Latvijos atgabenama 2000 žmonių, iš kurių 800 reikės maisto paketų, 200 žmonių eis pavalgyti karšto maisto ir aktyvuojama maisto banko komanda, kuri turi tuos paketus greitai paruošti. Vieni iškrauna maisto paketus, iškrauna vilkikus, kiti paketus formuoja, treti formuoja dalinimo punktus. Ketvirta komanda dirba mokyklos valgykloje, kurie iki to laiko niekada neteko jiems dirbti. Ir dar viena komanda, štai čia žmonės mokosi gesinti gaisrą, nes mes žinom labai dažnai, ypač verdant maistą, tenka mokytis dirbti šalia ugnies. Tikimės, kad šiandien ta situacija jinai yra imitacinė, kad realybėje jinai niekada nepasikartos, kad bandom apmokyti savo darbuotojus, kad jeigu jinai nutiktų bet kokioje savivaldybėje, kad surinkę savo savanorius, bet kokioje savivaldybėje mūsų kolegos žinotų, kaip reaguoti į ekstremalią situaciją. Ir tai tikrai neturi būtinai būti koks nors karas arba baisi nelaimė, tai gali būti ir gaisras, ir gamtinė kažkokia stichija. Žmonės iš vienos vietos perkeliami į kitą, net jeigu tai gaisras, nedaug dievė, daugiabutyje ir žmonės laikinai yra perkeliami keliom dienom iš vienos vietos į kitą, žmonės norės valgyti. Tam, kad mes būtume pasiruošę atliepti maisto, vandens poreikį, šiandien mes treniruojamės. Komandoms sunkiausia, ko gero, atidžiai įsiskaityti į paruoštas užduotis, kurios yra labai detaliai aprašytos, tačiau pakankamai ilgas. Tad buvo vienas kitas nesusipratimas, kai komanda nubėga ne į savo užduotį padubliuoja arba kažkur nespėja. Tačiau dabar jau įgūda vidury pratybų ir tikrai matom, kad reaguoja daug greičiau ir visos užduotys atlieka puikiai.